Aš būsiu tvarkos prižiūrėtojas. Svarbiausia man dydis bulvių. 3 dydžių bulvės yra. Mažos, vidutinės, didelės. O ką darysim su va tokia dydžio? Nu, tada nežat aš sprendžiu. Gerai, sėdam visi pagal ūgį su 4 operatorius ir kamera. Į galiorką geriausiai. Mane visada žavėjo lauko dekoracijos patrankos. Sveiki, tai papasakokit, kokia jūsų situacija? Prieš valandą buvau Mojito Nights. Tiesiai iš Mojito Nights į mašiną ir atvažiavau čia. Sako, Mojito Nights susidaro, tai varom į bulvekasį. Tam dasimuš. Čia irgi jūs iš Mojito Nights, ne irgi? Aš biški iš kitur. Iš Mojito Day. Vienas jau pabaigė bulvių rinkimą, sąskaitai 0 bulvių. Visi saugumo sumetimais gerai, susisegė diržus. Važiuojam. Negalai? Ne. Į bulvekasį tai arba kaip į vestuvės, arba kaip į laidotuvės. Su palyda. Ten dabar yra vidurkis amžiaus 60, kai mes atvarysim. Mariau, nuo tavęs nesikeis. Apkabink mane. Sveiki atvykę į 3. filmuojamąjį festivalį Bulvekasis 2023. 21 metais buvo puikus, nuoširdus, fainas filmukas, kurį galite pamatyti Vaidoto kanale. Atsisukite, peržiūrėkite Bulvekasis 221. Pernai metais 22 buvo toks milžiniškas, jau net nesutvardomas festivalis, kad net nebuvo galima nieko dėti, tiesiog pjankė didelė su tūsu. Buvo apribota ir įkelta tik tarp mūsų žmonių. Sveiki atvykę į 3. Šį kartą dėja be Vaidoto, nebus taip linksma. Užtat vėl turbūt galėsim paviešinti, nes mažiau bus geriama, labiau renkama bulvės. Kokia naujausia naujiena, kad visiškai pasikeitė sąstatas. Yra pusės ant bylų ir daug jaunimo. Bandom biškai parašę projektą, esam ir reikėjo jaunimo pritraukti, tai teko jau tą jaunimą ir pakviesti. Bet buvo nutilėtas faktas, kad ne tik bulvę susirink, čia susirinkom. Tai dabar nežinom kaip išsisuk, bet kažką sugalvosim. Pasistengim komandą, kad ir šitas video pasiektų ne 13 žmonių, o platesnė auditorija. Gerai? Subscribe. Gerai, imituojam. Tu sakai, Daktinių klubo sargas, ne? Stripako. Stripako. Gerai. 5 ryto, tu roleplayinam, tu stripako apsauginis, aš bandau ateiti. Nu, prašom, užeikit, na. Sveiki atvykę į Bulvekasį 2023. Bulvė tokia yra daržovė, neatsiejama nuo lietuvių papročių, nuo visko. Atvykusi net nuo Didžiosios Amerikos Kolumbo keliais, pasiekusi mūsų žemelę 1800 kažkelintais ir sukūrusi nuo įvairiausių patiekalų, tokių kaip bulvių košė, bulvių plokštainis, cepelinai po to, kai mes išrado, skryliai ir daugybė kitų. Tai ta proga mes renkame tą bulvę, nors jau seniausiai mums jų nereikia rinkti, o galim nusipirkti pigiausiai Maksimui. Rinkime su džiaugsmu, dėkime daugiau laimės negu renkame ir pasitikime šią dieną su džiaugsmu iki pat galo. Turime gražią tradiciją kiekvienais metais prisistatyti su čierka arba jei kas neturi pilnametystės, tai tiesiog pomidoriuką. Išgeriat, pasakot palinkėjimą, gražų žodį ir daugiau pasimat pirštinės ir einat į lauką. Tie, kurie pirmą kartą, o matau pirmą kartą pusę sąstatą, tai užtruksim valandą, kurie ne pirmą kartą galit prisėsti, jau ragauti visko. O pradėsime nuo... Man tai yra pirmas bulvekasis iš viso mano gyvenime. Gyvenime? Taip. O, paplojam! Sveiki. O dabar kviečiami, kas taip tiesiog nori prilupti. Apsauginį atsiveda. Nu, aš čia visus tikrai prižiūrėsiu, bet nežinau, ar pirmas nenueisiu mėgu. Svajūnų batai, svajūnų šortai ir svajūnų akiniai.
Noriu pabrėžti, aš pats negeriu. Kiti darė ką nori. Kiekvienais metais noriu įvesti užduotis, bet nevyksta. Tai šiemet bus tų užduočių daug. Nuimsiu laiką, per kiek laiko nukasim viską. Toks žaidimas, tada didžiausios bulvės radėjo reikia žaidimą paskelbti. Šiaip jau pusę 11 mes turėtume, manau, pradėti. Ne, 11 pradėsim. Kodėl? Toks laikas. Judame link Jūros, kur nemiega vakarai. Kviečiami visi į bulvių lauką. Pritupėm. 3, 2, 1. Prašom, sveteliai, visiems užteks po vagelį. Maža bulvė, vidutinė bulvė, didelė bulvė. Pamatysiu, kas suklydo. Aš gavau pirmą kyšį už kibirus. Daviau tušių kibirų, man davė kyšį. Čia tos, kur mėgstu aš. Oficialus startas. Prasideda statymai, per kiek nurinksim. Tai dabar reikia pirmą. Per kiek nurinksim, manai? Valanda 50. Tu? 2 valandos 30. 2 valandos 15. Gerai, turim 3 dalyvius, išsiaiškinsim vėliau, kas laimėjo. Kol kas labai geri tempai, visi juda tvarkingai greitai. Ir jei kas rasi didžiausią bulvę, tai šaukėt. Kaip mierkiai įsidėti. Išpir kišenės imitacija. Kol kas didė. Slėp! Jie pasakė kriterijus, ar didė? Svorio ir ilgio, ne? Taip, nes realiai mano tai sunkesnė. Gerai. Reikia gal surinkti vienų kibirų ir man. Didelė bulvė? Ieškok didesnės. Yra biški susimėtyta, nauji standartai nei pernai. Visos bulvės į vieną kibirą kraunama. Nauja! Kuo vardu? Gytis į pirmą vietą didžiausias bulvės rinkimuose. O net netelpa į kišenę. Žodžiu, netasakiau, renkama viskas į vieną krūvą ir paaiškino kodėl. Nes po to visas kaimas susirinks perink dar kartą. Dvigubą darbą daro, kad po to būtų dar kartą visiems prilup dėl ko prasme. Nauja bulvė lyderė! 3 kg 20. Ojoj, tai vapši. Į patį nešioja, tai neaišku, kas ką nuneš. Ant keliukų ir kodėl keliai nemurzini? Kodėl nemurzini? Pirmą vietą kyla. 5 kg 800 gramų. Pavėsi eina šita žalia. Einu padirbti ir aš, nes, laivo vadas su savim skęsta ir laivas skęsta. Taip pačiai ir vedėjas turi parinkti bulvių, jeigu yra bulvekasis. Tokia logika gal. Kiek čia žmonių yra. O gerai. Tokias tai galiu daryti. Bulvės rinkti. Ne, mano skoniui. Bulvės tik fonas. O vaikai žmonės? Ne. Nieks nejudėkit, dabar bus suskaičiavimas oficialus. Kiam 3. 43 su vaikais, jei atskirai 28. Tęskite darbus. Karočiai vyksta konfliktinė situacija. Nešėjai rinkėjai reikalauja išgerti. Pyksta organizatoriai, Birutė ir Ineta, sako, tik negirdik mūsų dalyvių, nes baigsis kaip pernai, bus viskas blogai. Aš esu kaip vadybininkas tarp dviejų ašių. Vieni duok mum profsąjungą, kiti neduok direktoriai. Nešėjai vis dar laukia. Dar pademonstruosiu, kaip buvo šiemet Burning Mane. Literaliai pademonstruosiu. Tik reikia dviračio ir šito bulvių lauko jau turim. Jei visi galvot, kaip ten buvo, rašė ir 15 minučių. Ir Delfi, ir El Rytą. Užstrigę žmonės Burning Mane. Mariukas, Aidas ir Andrius, nežinia, nėra ryšio. Ar jie ten nemirė? Tai nebuvo tai blogai, bet kaip įsivaizduotume dykumą, kad tiesiog dulkių daug ir lygų. Tai parodysiu, kaip iš tikrųjų buvo. Dar reiktų viską čia su šlapuma sudėti ir lietum. Vizualiai viskas panašiai. Ką tu ėmi man dviratį? Pažiūrėk, svaikas pirtin važiuoja. Žiūrėk, tau bus kaip gerai, va. Man reikia šito, nes Burning Mane tokie būdavo. Reikia su tokio, kad būtų. Normalios sąlygos būtų, va, kaip čia važiuotum. O tuomet po penktadienio liūties. Tai supratot, maždaug tai va būtų. Ir dar plus viskas limpa. Ai, čia dar geriau. Čia jau kaip biški pradžiūvę.
Nuimsiu laikmatį tau dabar, kad tu baigsis. Tipo, stavkės kas kada atsijungs? Nu. Kaip jautiesi jau? Kaip yra nurašymas, bet reikia išpilt dabar atsargiai. O nurašytas sulūžis. Vėluoji. Ne, nurašytas tikrai kiberas buvo. Marius prašom pasišantiškų, bet su ačiū. Sulūžo kiberas, kažkas rinko ir sulūžo va taip va. Čia gal vaikai. Jo, vaikai. Iš karto šviežios, ką tik nuo lauko nuimtos bulvės pavirtos čipsais. Paaiškinsiu žiūrovui, kodėl kas antrą nukasa, o ne kasa visų vienu metu. Nes jei užkasi, kitas atkasdamas, tas užkasi. Realiai toks amžinas variklis bus. Kas ir užkasi. Blet, raudonusios. Šiaip mano mėgstamiausios aš anksčiau tik tokias valgydavau. Tos geltonosios jas išnaikino. Kaip tas žodis? Išmažino. Ir nebeliko tų raudonų, bet žiūriu, čia yra. Jos mažiau turi krakmolo ir daugiau skysčio. Ir tikrosios kolumbietiškos, kurias atvežė Kristupas Kolumbas iš Kolumbijos. Biški baisu, 6 bėgių svirtys, kiekvienam etapui. Kaip dviračiai, 3 yra priekį ir 6 gale, tai čia 18 bėgių. Darink tiek pat, realiai. Pirmą pusę surinkom per valandą 20. Žiūrim, kiek surinksim antrą, kai jau pusę girtų. Žiūri, saulė daužo kažkaip. Ką tik nusėdo man energijos, galvoju, kas čia darosi, o pasirodo jetlagas yra, nes neseniai grįžau. Jetlagas yra, kai kerti daug juostų per trumpą laiką. Dabar yra 2 valandos, o aš kėliausi antrą nakties, tai lyg 10 vakaro man būtų normaliai atsikėlus, norisi miego, bet nieko tokio. Parenkam, paskui nukrisim tokį power napą. Kažką dar pajuokinam čia. Ančiukai, 2 ančiukai, žiūrėk. Vaikas ir mamytė. Negali nušmest, čia aš konkursui pateikiu. Pažiūrėkit, kaip gražiai. Išmokau, reikia, kad būtų daug pozityvesniam, bet po tokių konkursų negatyvas tik apima. Kaip gyvi? Sveiki. Viskas gerai? Gerai. A kas ir? Nieko. Tai gerai, perku. Čia didžiausia bulvė kol kas laimi. Sėklidžių kolekcijai. Didžiuojasi tokiais šmaikščiais bairiais kaip sėklidžių bulvė. Sultis, vakar spaustos, šviežios. Laipsnių nieko nėra. Sakė, nedirbs pilstytoje neišgers. Tai pilk. Nešu. O tai man? Tu ne pilstytoje? Tu mane pilk. Vieną gurkšnį norėčiau, kad įpiltum. Tai ne vieną daugiau. Vieną noriu. Mantai, gal ir tu nori parinkt bulvių? Ne, aš filmuoju. Maladėts. O išėjai šiais metais jau normaliai? Nežinau, žiūrėsim pagal atsiliepimus žmonių. Aš labai norėčiau, kad nebūtų iškirpta šita dalis. Jeigu bus iškirpta, aš žinau, ką kreiptis, į tave. Dirbam, žinokit, net mažai liko. Jei surinkam iki 1, tada šitos dzūkiškos bandos. Jeigu pusė 3 bulviniai blynai. Aukit į nuo scenos kas nors. Čia pateikiu mažiausiam bulvos konkursui. Dar viena kategorija atsirado. Mažiausios bulvės rinkimas. Bulvė nugalėtoja. Ateikit greitai. Kelių metų pirmą kartą paragavot bulvę. Bulvę? Aš bulvių namuose dieną gebėjom.
Einama prie puodų. Dabar yra nemiegotas 14 valandų nuo jetlego, nors yra tik tais 3 dienos. Energijos tiek, bet bandom dar palaikyti ir tada power napą ir tada užsikurt antrai vakaro dalį, šokiai ir visa kita. Opa! Tai ačiū visiems padoriai sudalyvavusiems Bulviakasio 2023 pirmojoje dalyje. Esame visi blaivi, o dabar sveiki atvykę į metų bulvių apdovanojimus. Turime 6 oficialius ir daugybę neoficialių apdovanojimų. Pradedame nuo oficialių. Pati save, kaip ir kiekvienais metais, organizatorė nori apsidovanoti Inetą! Organizatorė! Jej! Tas korupcija. Netoli nuo Inetos, visai šalia, vienas iš organizatorių pagrindinis vairo sukėjas, Kaselkos Gazelkos vairuotojas, nuotaikos pakūrėjas ir niekada normaliai neprigerėjęs. Vajūnas! 33! Kas gerai. Keliaujam toliau. Metų bulvė. Taip pat organizatoriai iš tos pačios šeimos. Ta pati save apsidovanojam. Dukra ją. Visada su nuotaika. Šiandien nomėluota apsauginio. Birutė! Apsikabinimus. Keliaujam į maisto rūšiejų sektorių. Pirmasis apdovanojimą gauna. Tik nežinau kurio. Nebesvarbu, atsirinks žiūrovai. Nubalsuos metų kulinaras. Virgutis! Yra situacija, kad šitie prizai medalį daryti su 3D printeriu. Ir vienas baigėsi rašalas 3D printerio ir neatsispausino vienas medalis. Todėl dvigubai šeimos ir kartu už virtuvės nuopelnus apdovanojama Mindaugas ir jo žmona, ar ne žmona, brolio žmona Justė. Brolio žmona Švogerienė. Tai dabar tik vienas medalis, bet jum kabinam gerai. O dabar einam į neoficialią, tai metų bulvės. Tuoj atsinešiu. Buvo daugybė kategorijų. Pirmoji kategorija – didžiausia metų bulvė. Ir turime 2 bulvės, reikia nuspręsti, kuri yra didesnė. Pagal dydį šita, bet pagal svorį galbūt šita. Siunčiame ir visi nubalsuosim plojimais. Taip ir vestuvėse prasinti numuši laiką. Va, tu ir pasakysi, tai, kuo vardu. Nu ir bulvė nugalėtoja. Manau, kad šita. Šita! Kas jos autorius? Arūnas. Arūnas! Prašom, laimėt abi bulvę. Ačiū, ačiū. Dabar kategorija gražiausio bulvė pretenduoja 3 bulvė. Bulvė Šrekas, bulvė antytė su ančiuku ir bulvė pupelė. Tai visi, kaip ir matot, tai balsuokim choru. Jei manat, kad laimi Šrekas, aplodismentai. Jei manat, kad laimi antytė su ančiuku, kavos pupelė. Nelaimės. Liko 2 pusfinalininkai. Ar Šrekas? Ar antytė su ančiuku? Ar Šrekas? Ar antytė su ančiuku? Po 7 balsavimų laimė antytė. Brigita, prašom. Tuo pačiu ir Šreką laimė. Ne, aš nenoriu Šreką. Buvo kategorija didžiausia bulvė kiaušai. Tai be konkurencijos nėra daugiau kieno šitie kiaušai. Jūsų, prašom! Linkiu, kad tokie pati ir jūs iškite. Tuo ir baigėsi šie apdovanojimai. Ir dar buvo toliausios bulvės numestos. Tai aš vienintelis dalyvavau, tai laimėjau. Ir dar buvo, kas atspės laiką. 3 dalyvavo, paskelbsiu, per kiek nukasėmės viską. Per 2 valandas, 26 minutės, 26 sekundės. Dabar neatsimenu, kas sakė, bet kas spėjo 2:33 laimė. Mantas laimė. Man perdavė lapelį. Kas čia parašyta? Džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti eilinį kartą šitoje bulve kasykloje. Gaila, nedalyvauja nei vienas kitas mano šeimos narys, bet svarbiausia mano šeima čia. Ačiū jums visiems. Ačiū dalyvavusiems. Toliau žaidimai, nusilakimas, muštynės, o su jumis Marius atsisveikina. Iki kitų kartų.
Aprodom steidžius. Pernai metais tikrai buvo katastrofa. Tas šitą valandą visi gatavi griūna čia viskas, netgi vietoj tujų dabar yra normaliai išklotos plytelės. Dabar jaunimo steidžias, gražiai ten kažką bendrauja apie jaunimo temas, gamtą, visi draugiškai, jokio alkoholio, jokių plaučius pučiamų dalykų, viskas tvarkinga. Senimo stalas susirinkę po metų derliaus nuėmimo šventės, bendrauja, aptarinėja kombainų visokius naujausias tendencijas, visi susipažindina iš naujo, prie kolonkės, aišku, jam nervina garsas, nieko negali susikalbėti, bet linksminasi. Čia irgi, kas taip savo, ramiai, draugiškai bendrauja, be pykčių, be smūgių į veido sritį. Visi va, prie mūsų prašom, bando šitus abstinentus prie savęs pririšti. Gaila, ką tik užsidarė sporto būrelis, nes jau tamsu, bet buvo žaidžiama non-stop. 212-119 laimėjo vyresnieji, nes aukštesni yra, smūgiuoja daugiau, buvo be setų, be nieko. Vertinu teigiamai, pats esu blaivutėlis ir toks išliksiu, nes reiks vairuoti ir jetlagas vis dar kiekina. Nemiegau lygiai 18 valandų dabar. Ne, iš tikrųjų 3 valandas miegau ir atsikėliau. Taigi, iki kitų metų. Ačiū, share, like, subscribe. Mano kanalą, nueikite į Vaidoto kanalą, jis ten daro dabar namą. Irgi pasubscribinkit, nes čia dabar toks dukterinės įmonės projektas persikėlė į šitą kanalą. Ir iki kitų kartų, nuo šiol dabar jau video daug mano kanale nusimato. Ir per GO3 projektų visokiausiai, žinokit, jau dabar sugrįžtu. Aš mačiau. Davien? Negerit? Kažkur alaus baklaškė vežiojas. Turim rekordinikę. Ne, ką tik saldainį suvalgė iš dėl to. Tiek būtų, tai mylėjai, gerbkit bulvę, tai mūsų yra paveldas ir iš tos bulvės pasidaro nacionalinis patiekalas, kuris yra. Komentaruose parašykit. Bet ne cepelinus dar rašykit. Įvairius iš bulių patiekalus, kuo įdomesnius. Kitam iššūkį valgysiu visus įvairius.